Mes blaškomės po visą Lietuvą ieškodami dabar interjero detalių, plytelės. Tiek grindims, tiek sienoms. Mes radome šiai dienai, sakykime taip, naujų ekspozicijų. Mes atvykome į įmonę, kuri dirba versle ne į plotį, bet į gylį. Daugiau nei 30 mečius veikianti įmonė tikrai gali patenkinti išrankiausių klientų poreikius. Norimos spalvos, slidumo ir dydžio plytelių ras kiekvienas. Mes turime 3 plytelių centrus, kurie yra įsikūrę Mažeikiuose, Šiauliuose ir Kaune. Taip pat turime ir saloną Vilniuje. Ir viena iš mūsų pagrindinių, sakykime, Varduos prekybos produktų, prekių yra plytelės. Klientas šiuolaikinis taupantis laiką, visada rekomenduoju nueiti į mūsų svetainę varduva.lt. Galite pasižiūrėti, ar randate ten tinkamų spalvų, dydžių, formų ir tada atsifiltravus ateiti pas mus ir pasižiūrėti šias plyteles gyvai. Galite išsisaugoti nuorodą, parodyti mūsų konsultantam ir jie galės tada parodyti jums šias plyteles gyvai. Visada rekomenduojam žiūrėti ne vieną plytelę, o kelias, nes skirtingi raštai, skirtingos spalvos, netgi tos pačios kolekcijos gali atrodyti labai skirtingai. Šiame projekte pajūryje turbūt estetika tikrai bus vienas svarbesnių kriterijų. Kokios plytelių mados šiandien? Vis dar dominuoja betonas, cementas, medis, bet, sakykime, iš tų naujausių trendų, tai yra gal labiau travertino, smėlio raštai, labiau molio spalva. Ji vis populiarėja, dar nėra visiškai, sakykime, tas trendas, bet vis mažiau žmonės renkasi marmuro, to balto marmuro, kalakatos spalvos, karara, va tokių, sakykime, vis mažiau, vis labiau linksta link nuo balto prie smėlio, nuo pilko prie gelsvo, labiau tokios vyrauja tendencijos. Beje, plytelės auga, jeigu taip galima sakyti, apie vis didėjančius jų gabaritus, kurie turi savų privalumų, bet ir kelia iššūkių. Didėjančios plytelės turi savų iššūkių, turi atitinkamai transportavimo, nešimo, pjovimo, klijavimo. Ir atitinkamai atsiranda naujos priemonės. Tai jau vienam meistrui jau vis sudėtingiau, sakykime, bus išklijuoti tokio didelio formato plyteles ir jie jau reiks naujų įrankių, naujų staklių, naujų nešimo įrangos ir naujų įgūdžių. Ilgametę šios įmonės patirtį vertina ir interjero dizaineriai, ir įvairių projektų vystytojai. Vis daugiau atsiranda nekilnojamo turto vystytojų, mini kvartalų, mikro kvartalų, kur jie ateina pas mus, jiem nereikia gal kolekcinių plytelių, jiem užtenka mažesnio kiekio, kurios yra užparduodamos. Jie suranda tiesiog pasidaro savo dizainą ir sutaupo pinigų ir turi nuostabų rezultatą. Tad jeigu norite permainų vonios kambaryje ar kitoje erdvėje, kur reikalingos plytelės, nebijokite originalumo, kuris gali puikiai derėti ir su funkcionalumu.